Treneri, rungtynės ne pačios sėkmingiausios. Koks būtų jūsų komentaras apie šią dvikovą? Laimėjo varžovas. Šiuo metu buvo stipresnė komanda. Visada laimi stipresnė komanda. Didžiąją dalimi. Šiandien laimėjo, vadinasi, pelnytai. Rezultatų prasme didžiausias pralaimėjimas, blogiausias rungtynės ar žaidimo prasme irgi pritartumėt, kad gal buvo vienas iš tokių prastesnių šio sezono rungtynių? Tai faktas, tai rezultatas viso to esmė, tai visada rezultatas parodo tą tokį tam tikrą lygį, nusiteikimą ar dar kažką, tai šiai minutėje Žalgiris tikrai yra labai gerame kely. Labai aišku, per 3 dienas 3 žaidėjai, atrodo jau sugrįžo žaidėjai ir pasirodo nesugrįžo. 3 iškrito ir vėlgi tos traumos, štangų nepatrauksim, ar ten kojų, kur susimuša, sumušimai labai stiprus ir rimti, tai dėl šito labiausia gaila ir sakau, žaidžiant maksimaliom pajėgom prie Žalgirį būtų ką veikti, čia dar nukraujavus, tai faktas, gal tos truputį kokybės tam tikrų žaidėjų pritrūko, ramybės tam tikrose vietose, ką, manau, vaikinai tikrai įrodė, kad gali žaisti, bet sakau, kada dirbi su jauna komanda, tai yra normalus procesas, kad tie jauni žaidėjai ne visada iki galo tiki tuo, ką daro. Tai čia yra normalus dalykas, kai kurie patyrė, taip daro, tai va. Stengsimės pasiimti maksimaliai, ką galim geriausiai iš jų. Ir viskas, jau nėra ką galvoti apie šitas rungtynės, visos mintys trečiadienį rungtynėse su Panevėžiu. Ir gal pabaigai, gal yra daugiau informacijos, kokia yra Ivano Zotko situacija? Nieko net neįsivaizduoju, dar iškart pas jūs atėjau, dar su daktaru neteko kalbėti, kol kas žinių visiškai neturim, bet situacija švelniai dar būčiau pasakęs, jeigu būtų nedžiuginanti, gali būti ir labai labai blogai. Treneris, sveikinimui su pergale, turbūt tiktų komentaras ir toks pat, kokį pateikėt po rungtynių su Džiugu, bet ką manot apie šias рungтynės? Ačiū. В первую очередь поздравляем наших фанатов и болельщиков по нашей традиции, да. Ну а по игре что сказать? Первый тайм, так скажем, что команды более так собрано, компактно работали. Понятно, что Судова от обороны хотела на длинных мячах, они это и пропагандировали. Сделали достаточно хороших выпадов, но много брака, много потерь мячей. Поэтому второй тайм уже сделали корректировки, и он более продуктивный такой был, и вследствие забитых голов, и вследствие опасных моментов созданных. Поэтому браво игроки Žalgiris, всех с победой. Kai komanda taip žaidžia, po 4 įvarčius muša, nepraleidžia, kur manot galimybę galbūt dar pasistiebti командой? Я думаю, что 4 это 4. Важно само содержание игры, важно то, о чем мы договариваемся, важно выполнение плана. Это на первом месте. Конечно, забитые голы, это дают результат. Очень приятно, но было столько моментов, которые нужно было, может быть, реализовывать. Мы не стремимся больше набивать, мы стремимся больше, и качественно доходить до ворот и создавать моменты. Dabar yra tas metas, kuomet galima pasistiprinti, pasipildyti, ar yra tokių pasvarstymų, idėjų apie sudėties stiprinimą prieš europinės kovas? Рассматриваем, смотрим.